Ką veikia Nanologistics? Nanologistics yra kompanija vystanti ir gaminanti smulkius molekulinius kamuoliukus, vadinamus liposomus. Liposomos yra nuostabios tuo, kad į jų vidurį galima įdėti aktyvias farmacinės ir maisto papildų molekulės. Ką duoda įdėjimas į tos kamuoliukus? Mes padidinam absorpciją, pagerinam apsaugą ir svarbiausia, ateityje, ką esame irgi numatę, galime modifikuoti kamuoliuko išorę. Ką reiškia modifikuoti? Tai, kad mes galime nutaikyti tą kamuoliuką eiti į specialų audinį. Tai reiškia, mes nutaikom būtent specialią molekulę, vaistinę molekulę, kuri gydo ten, kur reikia. Tai reiškia, sumažiname perteklinį vaistų vartojimą. Paprastas molekulės, kurios leidžia sustiprinti jų efektą. Pavadinkim ta pati geležis. Rinkoje tikrai galima girdėti nemažai apie geležies papildus, kurie sukuriamas nemažas laikas vartojant, kol pasiekiamas rezultatas. Tuo tarpu mūsų atveju mes supakavę molekulinį kamuoliuką, konkrečią geležies molekulę, pernešame ją iki įsisavinimo zonos. Reiškia, neturime visiškai jokio skrandžio dirginimo ir padidiname efektą. Tai InnoStarto projektas, kurį esame laimėję per inovacijų agentūrą, tas įgalina mus va čia veikti, daryti, taip maža laboratorija, bet laboratorija labai tikslinga, kurioje galime dėliotis, vystyti ir kurti liposominius nešiklius, farmacijos ir maisto papildų pramonėje. Mes gavome matomumą, mes gavome daug pasiūlymų, gavome validaciją iš principo, kad mūsų technologija yra svarbi, įdomi ir traukianti tiek investuotojus, tiek potencialius klientus.